Sveiki atvykę į Shonen Alchemy, vietą, kurioje kiekvieną savaitę dalinamės karščiausiomis anime naujienomis. Noriaki Kobotos manga Barbaro nuotaka bus pritaikyta į TV anime, kurio premjera numatyta 2025 metais. Išleistas anonsas, tačiau informacija apie gamybą dar nepateikta. Anime Bleach tūkstantmečio kraujo karas, 3 dalis. Konfliktas išleido versiją be titrų savo atidarymo vaizdo įrašo prieš šio šeštadienio premjerą. Bleach išleido naujus Ichigo Kurosakio ir Gotei 13 kapitonų personažų vaizdus prieš spalio 5 dieną, tūkstantmečio kraujo karo 3 dalies premjerą. Šiemet anime mini savo 20-asias metines, o tai taip pat yra šios šventės dalis. Projektas pavadintas Bleach Call Your Name. Crunchyroll paskelbė, kad pradės transliuoti Blue Lock 2 sezoną nuo spalio 5 dienos 9 val. Ramiojo vandenyno laikų. Labai laukiamas tęsinys Japonijoje taip pat debiutuoja tą pačią dieną, o gerbėjams bus suteikta galimybė atnaujinti prisiminimus apie pirmąjį sezoną. Dan Da Dan oficialiai debiutavo su pirmąja serija ir buvo išleistos versijos be titrų tiek atidarymo, tiek pabaigos. Animaciją kūrė Science Saru studija, o anime transliuojamas per Crunchyroll ir Netflix. Mecha Ude Mechanical Arms atskleidė galutinį anonsą, kartu su informacija apie transliaciją. Anime premjera įvyks spalio 3 dieną, o Crunchyroll transliuos jį visame pasaulyje. Aniplus Azijoje. Animaciją kūrė Trip Studio, o režisierius Okamoto yra originalus kūrėjas. Ankstesnėme anonse jau buvo pristatytos temos dainos. My Hero Academia 7 sezonas išleido įspūdingą 19 seriją, o naujausias mangos kūrėjo Kohei Horikoshi piešinys vaizduoja Shoto Todoroki ir Ida Tenya. Serija pavadinta Aš esu čia ir užbaigė tragišką Todoroki šeimos istoriją. Shoto ir Ida išgelbėjo dieną, užsitarnavę šį piešinį. Tower of God Workshop Battle atskleidė pagrindinį vaizdą prieš spalio 6 dienos premjerą. Workshop Battle yra antroji Tower of God 2 sezono dalis, kurią animuoja Answer Studio.